neurolingvistinis programavimas, tikrai dažnai laikomas tokia metodikų rinkiniu. Kad jau kas sako, bet į NLP nuėjęs tikrai prisirinksi daug skirtingų technikų ir metodų, kaip spręsti vienokius arba kitokius klausimus. Neišimtis ir šita technika, kurią noriu trumpai pristatyti, tai taip vadinama dvigubos disociacijos technika arba kino teatro technika. Jos paskirtis yra spręsti fobijas, iškilusias fobijas, greitas fobijų sprendimas, dar kitaip vadinasi šitas metodas, šita technika. Tai toks darbinis pavadinimas arba visi NLPeriai žino du pavadinimus. Kino teatras arba dviguba disociacija. Asociacija, disociacija tai yra iš submodalumų srities, tai asocijuotai išgyvenu čia ir dabar pilnai, disocijuotai tai žiūriu iš šono kaip stebėtas. Šitą vaidmenį tikrai žinot. Ir mums labai, šitą dalyką tikrai žinot. Ir mums labai svarbus momentas yra koks, kad visas technikas darant, taikant, kurios yra susijęs su prisiminimais, mes turim suvokti, su kuo mes turim reikalą. Ar mes turim tik su prisiminimais, ar mes turim su regresija. Dabar kuom skiriasi prisiminimai nuo regresijos? Regresijos į praeitį. Prisiminimai tai yra kaip nuotraukų albumas. Tai reiškia, tu gali vartyti nuotraukų albumą ir tau kažkoks kyla jausmas, gal liūdesiukas šiek tiek, gal ašarėlė, gal kaip tik atvirkščiai džiaugsmas iškyla, bet nėra tokio jausmo, lyg tu čia ir dabar būtum toje nuotraukoje. Tame etape, toje situacijoje, tai yra tiesiog prisiminimas. O čia jis jautriai, jis atsiliepia kūne, tikrai kūnas gali reaguoti, jis ir tvarkoj, bet nėra to suvokimo, to tokio išgyvenimo, to tokio patyrimo, tarsi tu būtum tada, tą dieną, kada ta nuotrauka daryta. Pavyzdys su nuotraukomis yra tiesiog lengvesnis. Tai prisiminimuose mes tikrai keliaujam, išgyvenam kažkokias tai emocijas, kažkokius jausmus, bet tikrai toli gražu ne kiekvieną kartą mūsų ištinka ta regresija, amžiaus regresija, kad mes nukeliaujame į praeitį visiškai, tarsi čia dabar išgyventume visą tai. Taigi, kad šita technika būtų efektyvi, kad jinai būtų rezultatyvi, mums reikia būtent tokio stipresnio, gilesnio tokio įsijautimo, ne tik tai tokio, prisimenu buvo, tai reiškia, jau pojūčiai kūne turėtų būti, tarsi tai įvyko ką tik. Mums toks elementas yra reikalingas. Kaip sukeliama tai, arba kaip žmogus įdedamas tokia būsena. Tai visi inkaravimo ar kiti metodai jau pažįstami yra, dar tikrai padeda Miltono modelis. Arba ta vadinama eriksoninė hipnozė. Taip modeliuoti, taip pasakoti, taip dirbti su žmogum, taip pasakoti tą jo pačią istoriją, ką jis jums papasako, jį lydėti tuose prisiminimuose, kurie taptų iš prisiminimų tokia regresija į praeitį. Tas toks kritiškumas, kad sumažėtų, o pasidavimas, procesui pasidavimas technikai, kad padidėtų. Tai reiškia, žmogus dėmesį nuo išorės atjungia dėmesį į vidų, į save ir keliauja po tos savo prisiminimus, jau labiau asocijuotai ir regresuoja. Tarsi čia ir dabar būtų kaip tam epizode, kuris buvo kažkada. Labai svarbus momentas, kai eina kalba apie fobijas ir šitos technikos būtent taikymą, mums reikalingas labai konkretus įvykis atvejis. Reiškia, jeigu žmogus neprisimena, nežino, iš kur pas jį tokia fobija yra, kada tai kas taip tokio įvyko, tarsi pirmo karto nėra, jis jo neprisimena, šita technika gali neveikti. Už tai, kad mes neturim dviejų atskaitos taškų, situacijos iki ir situacijos po. Tai grubiai kalbant, tiksliai kalbant, šita technika efektyvi ir veikianti yra tada, kai mes turime labai konkretų įvykį, kuris įvyko, žmogus jį vienaip arba kitaip prisimena ir tas įvykis pakeitė žmogaus gyvenimą iki ir po. Tai reiškia, kad iki to įvykio žmogus buvo kažkoks, tai po to įvykio jau, žiūrėk, kažkas jo gyvenime pasikeitė, jo mintis, jo jausmai, jo kūno reakcijos į kažkokį tai elementą, žiūrėk, jam kelia diskomfortą. Kas yra labai svarbu šitoj technikui, kad šitoj technikui mokosi žmogus vesti klientą per kelias tokias disociacijos arba stebėjimo fazes.
Tai vienas momentas, tai ta disociacija, tai matymas savęs iš šono, antras momentas arba dviguba disociacija, tai matymas savęs stebinčio save. Tai reiškia, kad jeigu taip žiūrėk, kodėl tai ir vadinasi kino teatras, kad filmo ekrane, kino ekrane vyksta filmas, tai įvykis tas, kuris buvo, salėje sėdi stebėtojas, tai reiškia, tu matai, tavo antrininkas tiksliau mato filmą, tą įvykį, o tas dar kartelį disociacija, tai dviguba disociacija, tai dar per kažkokį tai atstumą, legendinis toksai pasakymas iš kino mechaniko būdelės, ten pro tokį langelį, matai save žiūrinti į filmą. Tai reiškia, ne pats filmą žiūri iš kino mechaniko būdelės, o į save sėdinti salėje, o tas sėdinti salėje žiūri filmą būtent ekrane. Tai vadinasi dviguba disociacija ir kodėl reikia, kad būtų tiek daug atskirčių, kodėl reikia, kad tiek būtų daug tokių atstumų ir tarpų, dėl labai paprastos priežasties. Įvykis, kuris įvyko, tai jisai pagrindinio personažo galvoj užsifiksavo kaip kažkokia nauja neuroninė jungtis, toksai labai greitas sąlyginis refleksas tenais, labai apibendrintai kalbant, traumuojantis įvykis gali būti ir jisai liko pagrindinio personažo, patirtyje, galvoje ir reakcija kūne. Ir nėra iki galo išgyventas, suprastas, suvoktas. Bet kadangi smegenys yra neuroplastiškos ir gali išmokti skirtingų reakcijos būdų, gali kažką pakoreguoti, tai prasme, įvykio mes neištrinsim, bet reakciją, santykį su tuo įvykiu mes galime truputėlį pašlifuoti, kad santykis būtų neutralesnis. Tai stebėjimas iš šono to įvykio jau išlaiko tokį atstumą didesnį, o dar stebėjimas, kaip stebėtojas reaguoja į tą filmą, į tą įvykį, tai dar labiau sumažina intensyvumą, tarsi tie prisiminimai, kurie buvo realybėje, tikrovėje, jie išblanksta, gal tai buvo net ir ne su tavim, gal tai tiesiog matei ir girdėjai, su tavim nieko bendro, toks, jeigu taip galima pasakyti, atminties toksai truputėlį pravalymas, kad galbūt buvo taip, o galbūt buvo taip. Nes kai įvyko įvykis, tai tikrai psichika sureagavo taip, kad žmogus išliktų, kad jisai išgyventų, bet nebūtinai adekvačiai viską interpretavo po visko. Ten puikiai žino tokius pavyzdžius, kad žmogus pamato pelę, pamato vorą, pamato varlę ir ten reakcija baisiausia. Ir verkia, ir rėkia, ir bėga, ir šaukia gelbėkit ir taip toliau. Tai voriukas, kuris yra nykščio dydžio, išgąsdina suaugusį žmogų, kas tokio turėjo atsitikti, kad tai buvo. Darom prielaidą, kad močiutė mokėjo pasakot geras pasakas, kad jeigu nebėgosi naktį ir vaikščiosi, voras nusitemps į ten kampą, ten tikrai gyvena voras ir kaip ta musė supainės į voratinklį. Vaiko psichikoje tai įsirašė kaip siaubo filmas, o suaugęs žmogus niekaip negali su to susitvarkyti. Tai laikas būtų, su to atsisveikinti. Tai idėja yra tokia. Tai kino teatro technika arba to dviguba disociacija, beje, galima disociacijų daryti daugiau, galima stebėti stebėtoje ten ir taip toliau, tiek kiek tai reikia. Kas yra mums labai svarbu, kad kai technikos metu klientas, kuris stebi save stebinti, ar jisai reaguoja emociškai, jeigu jam vis dar kyla akis į ekraną arba vis dar kūno reakcija rodo, kad impulsas yra, jis išgyvena už tą stebėtoją, mes dar kartelį per kelias eilės, per kelis tokius vaidmenis keliaujam atgal. Bet klasika yra tokia, kad yra dviguba disociacija. Tai labai trumpai, neturiu tokio tikslo išmokyti technikos, labiau supažindinti, nes mokosi jos kolegos būtent NLP praktiko kurse. Bet žinau, kad internetas visagalis ir tikrai galite rasti, tai mažai ką gal šitą techniką pasirodys vertinga. Labai svarbu, jeigu taip yra, gyvenime yra toks įvykis, tai mums svarbu, kad žmogus tą įvykį prisimena. Jis prisimena tą įvykį, prisimena, kada tai buvo, kas tai buvo, tiksliai kai buvo, ir jeigu tai būtų filmas, kadrai filmo, tai mums svarbus du dalykai. Tai saugu iki įvykio ir saugu po įvykio. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kaip pavyzdys, berniukas išėjo į mokyklą. Išeidamas į mokyklą, prieš mokyklą jisai gėrė arbatą, kalbėjosi ten, su mama, broliu arba sesė ir juokėsi. Ir tai yra kadras A, čia yra filmo pradžia.
Viskas. Jis iškeliauja į mokyklą ir čia jau prasideda tas įvykis. Iškeliauja į mokyklą, ten keli metrai, keli šimtai metrų nuo namų užpuola šuo, žinai, ir jisai bėga, pabėgti negali, šuo įsikabina į kelnes, ten suplėšo kelnes. Vaikas įsigasta, parbėga namo, mama vis dar namie, apkabino, paglostė, išgėrė arbatos, papildamas sumuštinį, nuramino ir po kažkurio laiko jis vėl ramus. Tai mums reikia ir B šito įvykio, B kadro. Tai reiškia, turim kadrą prieš įvykį ir turim kadrą po įvykio. Mums yra svarbiausia šitie du kadrai, patys svarbiausi, nes ir tada buvo saugu ir gera ir ramu. Ir gerai būtų, kad psichika tai aiškiai užsirašytų, kad tą dieną, tą rytą viskas buvo gerai. Ir antras įvykis tai yra po visko. Tiksliau, antras kadras tai yra po visko. Vėl ir saugu, ir gera, ir ramu, jau viskas baigėsi. Ne? Svarbiausias momentas yra saugumas, tavim pasirūpinti. Tavim pasirūpinti, tu išgelbėtas. Tai va, tokia idėja. Ir darant šitą techniką labai svarbu, kad per vidurį esant tas įvykis, jisai būtų, rekomenduojam, kad jis būtų nespalvotas. Tai reiškia, kad žiūrovas sėdintis salėje, kuris žiūri į savo antrininką filme, kad jisai matytų filmą nespalvotai nuo pabaigos. Dar kartelį, įvykis į priekį, jo smegenyse užrašas yra, kad jisai gėrė arbatą, išėjo į gatvę, paėjo 200 metrų, užpuolė šuo, jisai bėgo, nepabėgo, suplėšė kelnes ir taip toliau. O šitoj technikoje idėja, ir ta technika jinai suveikia dar ir dėl to, kad tai yra transinė technika, kad vedantysis, tas, kuris veda per šitą procesą, jis naudoja tam tikrą kalbą specifinę. Ir tai nėra direktyvus pasakymas, daryk taip, daryk taip, daryk taip. Tai yra toks malonus bendravimas, ten pabandyk, pavyksta, tu ten turi pultelį distancinį, gali tą filmą pasukti ir taip toliau. Tai idėja kokia, kad technikos efektas yra tada, kai filmas žiūrimas nuo paskutinio kadro atgal. Tai reiškia, kad jeigu kada nors jums teko matyti filmą, nepagreitinant į priekį, o atsisukat atgal, viskas vyksta atgal. Jeigu filme žmogus įėjo į kambarį, tai kai paspaudžiat, kad suktųsi atgal, žmogus išeina iš kambario. Tas pats vaizduotėje. Jeigu jo prisiminime yra, kad jį užpuolė šuo, tai atvirkščiai, šuo nuo jo pabėgo. Ir jisai kur grįžta? Į gerą pradžią. Kar namie saugu, valgo tą sumuštinį, kelnes vis dar sveikos. Ir toks filmo prasukimas nuo galo į priekį rekomenduojamas, kad būtų 4-5 kartai. Greičiau, lėčiau, ten koks būtų pasirinkimas, viskas tinka. Svarbu, kad tai tas stebėtojas, kuris sėdi salėje, kuris stebi tą filmą, kad jisai galėtų tai kontroliuoti. Toks kontrolės mechanizmas atiduotas būtent tam stebėtojui. Kodėl reikalinga ta dvigubą disociacija? Nes pagrindinis veikėjas filme, stebėtojas yra salėje, o dar vienas stebėtojas yra gyvai žmogus, šalia konsultanto stovi ir stebi tą stebėtoją. Kaip stebėtojas, tas antrininkas atsukinėja tą filmą. Idėja yra kokia? Stebėtojo reakcija į filmą turi būti neutrali. Ir kai jis susineutralizuojasi po 4, 5, 7 gal kartų prasukus tą filmą, jau jam darosi nuobodu, nes čia smagu, kažkas tai vyko ir čia vėl smagu, jam darosi įprasta, kad tam stebėtojui darosi įprasta, kad tai viskas yra ok, viskas gerai, ten toks netgi nuobodulys, galima su šituo klientu grįžti iš tos antrosios disociacijos, iš tos antrosios pozicijos į tą pirmą. Į tą pagrindinį stebėtoją, kad jau stebėtojo akimis pasižiūrėti į tą filmą. Ekraną galima sumažinti, galima susiaurinti, galima pagreitinti, galima garsą ten nuimti, juokingą padaryti. Beje, sukant filmą atgal, tai kai kalba žmogus į priekį, kaip aš dabar, tai yra natūrali kalba. Jeigu prasukinėjant, pagreitinant arba prasukinėjant atgal, ta kalba visai kitokia. Žodžiai neišeina, o pareina, toks dar kitoks garsas yra. Ir taip formuojasi naujos jungtis, neuroninės jungtis naujos formuojasi, santykis su ta situacija truputėlį keičiasi, nes galbūt buvo kažkaip ne taip, kaip aš prisimenu. Toks atsiranda nauja opcija, naujas toksai variantas. Ir galima
Tai nėra privaloma, bet galima net ir filme sudalyvauti tokiu pačiu principu, ne? Tarsi pats įsijaučia į tą filmą žmogus, kad jisai yra pabaigoje filmo, viskas vyksta kūriniu būdu ir pradžioj filmo. Bet čia jau tas jau pagrindinio herojaus vaidmenį gerai būtų, kad jau žmogus, kad jau klientas pabūtų po to, kai jisai įsitikino, jog, žinai, stebėtojų yra ramu, kai jis jau stebėtojo vaidmenį pabuvo ir yra ramu. Na ir va tada, kad irgi išgyventų tą momentą, tą tokį praėjimą, kur yra pabaiga, arba ta vadinama refleksija arba ta asimiliacija, tikrai, ko šita situacija buvo, jo, santykis su ją neutralesnis, nes kaip patikrinimas vyksta labai paprastai, gali tiesiog paklausti, prisimeni įvykis pas tave, tavo gyvenime buvo toks ir toks, kaip tu jį prisimeni. Ir žiūri, kaip žmogus kalba, kaip jisai pasakoja, kokios tos reakcijos jo yra. Ne? Ir jeigu reakcija pasikeitė, yra neutralesnė, jis ten nepuola panikuoti ar dar kažką, jau yra geriau. O jeigu yra, pavyzdžiui, kaip mūsų atveju su šuniu susijęs momentas, tai jeigu žmogus reaguoja į šunis, tai vat, įdomu per artimiausias 2-3 dienas, gal net ir savaitę, kai jisai pamatys horizonte šunį, žinai, kaip jisai jausis, ar bus kažkokia tai reakcija, gal pasižiūrės ir prisimins šitą pratimą ir nusijuoks, sakys, nu juokai. Ir bairės buvo. Va visa idėja. Ir aišku, kad šita situacija, kaip ir visos situacijos, kur mes patiriam stresą, yra naudinga to, kad kažko tai išmoko. Tai labai būtų gerai, kad klientas pačioj pabaigoje galėtų tai pasėdėti ir pasakyti, žinai, iš visos šitos situacijos, aš jam dėkingas už šitą situaciją, arba aš iš jos labiausiai išmokau, nu, pavyzdžiui, pasisaugoti, žinai, būti atsargesniu, žinai, pasirūpinti savim, įvertinti tą, 3, 4, 5. Nu, tokia idėja, tokia nuostata, toks įsitikinimas, kuris tarnauja jam, kuris jam padeda. Ne kur varžo, o kur padeda. Ne? Netgi šitos technikos gali būti, kad jisai pasima tokią idėją, kad visas istorijas, kurios gyvenime buvo, na, galima išgyventi iš naujo ir kitaip. Nu, ir jos įtampos nekels. Mums viskas tinka, svarbu, kad tai būtų naudinga klientui. Taigi, jeigu algoritmas tinka, patinka, prašau, naudokite sveikatą, o jeigu norite tai labiau įsisavinti, labiau būti tame pažengę, tai rekomenduoju apsilankyti NLP praktiko kurse, kur šita technika tikrai yra atidirbinėjama.